Aišku, reikėtų padaryti vėl pertrauką ir pasiklausykime mūsų filmuotas reportažas nuomonės iš gatvės. Prašau. Radio šou eteryje nuomonė iš gatvės. Aišku, labai nuliūdau, labai nuliūdau sužinojęs tuos rezultatus. Mūsų gėjų sąjunga pareiškia protestą. Atsiprašau, kad taip iškart išsidaviau. Pidarastas. Mūsų irgi klausimas yra nedviprasmiškas. O ką aš paklausiu taip? Aš visai nejuokauju. Aš paklausiu taip, argi Briukselėje nėra pidarastų? Ar nėra to Europos Sąjungoje? Žinokit, mes esam lakmuso popierėlis. Beje, jūs juokėtės, o šiaip jeigu pasako, kad žmogaus homoseksualus, visai nejuokinga. Jeigu kam atrodo lakmuso popierėlis kaip purvinas šikpopierius, tai labai tada atsiprašau, jeigu sugadinau kam apetitą. Turime ir nuomonės iš užsienio. Prašau. Radio šou eteryje nuomonė iš užsienio. Aš esu tas linksmas pelaprisas estukas. Jis jūsų jokas šeima. Jūsų nieks nepriima, Europos Sąjunga net žirko galvas priima. Jūs nevykėliai, rokšum ir nemokat padaryti. Pačius tualetai purvinyje aerouoste. Jūs durniai. Ačiū, tai buvo nuomonės. Grįžtame į studiją. Radio šou eteryje grįžtame į studiją. Taigi, neišgirdome konkretaus atsakymo, kodėl mūsų nepriėmė į Europos Sąjungą. Norėtume išgirsti, kodėl mūsų nepriėmė į Europos Sąjungą. A čia manęs klausia, ar Česlovo? Česlovai, patrauk rankas nuo mano šitą, patrauk rankas. Atsiprašau, aš įsispjausiu. Spjauk man į burną, čia spjauk. Oi, niam. Ai, niam. Oi, išsibažosiu visas. Oi. Čia kremas, ramunėlių. Česlovėlių kremas. Česlovėlių. Mes dar, žinokit, brangų žiūrovai, dar ne taip Česlo padarom, už kadro, taip sakant. Būna kartais, aš, pavyzdžiui, tualetę sisioju, Česlovas ateina ir atsistoja po dušu. Gerai, nenuskrypsime. Atsiprašau, kad toks skistas mėgenis Europos... Nors pareigūnas turi būti prie humoro, aš taip tokias baikas kalbu, čia pasirašęs. Dar esu pasirašęs bairį. Toks bairis. Išsikepk savo šūdų pyragą ir suvalgyk. Nedrįščiau komentuoti, vis tiek pareigūnas. Ar tai nejuokingas bairis buvo? Nežinau. Oi, kur mes einam? Lietuva, kur tu eini? Kur jūs einat, žmogiukščiai? Pasižiūrėkite save. Pasižiūrėkite savo vidaus sielos veidrodžius. Jūs neturite polėkio kaip mes. Jūs niekada į Europos Sąjungą. Mes lėlės greičiau į Europos Sąjungą nuveisim. Į lėlių sąjungą jūs nuveisit, o mes į Europos Sąjungą. O tai va, jūs pasižiūrėkite į save, kiek jūs uždirbat, menkistos. Kokios jūsų pajamos. O, pavyzdžiui, mano pajamos tokios, kad aš namuką pasistačiau. O jūs, menkistos, gyvenate savo komunalkėse vieno kambario. Ir savo žmonas riebės sulaukite grįžtant iš darbo su purvinom pažastim. Po to ten gulotės į lovą su jom. Reklama žiūrit. Kiaulydė jūs, Lietuva kiaulydė didelė. Jokio neturit kultūros. Jūs pasietikit keruaką. Ką aš, kiaulė? Tu vėl ant kiaulių kažką sakei. A tu pabandyk šaut. Aš vėl pabandysiu šaut. A tu pabandyk šaut. O nepamoksi kartą su kulkom šausiu. Nešauk. Aš šitą kartą su kulkom šausiu. O tada be kulkų šoviai? O tada be kulkų šoviau. O tai kur iš kraujas bėgo man tada? Nieko aš nesuprantu, gal baigiam šitą laidą ir dar pašnekam. Klausyk, aš tave nenervuok mane. Nu tai šauk į mane, šauk. Vat ir šausiu. A, vat ir šauk. Vat ir šausiu. A, vat ir šauk. Va!